Jeigu rytoj laikai lietuvių egzą paklausyk, aš pasidalinsiu savo patirtim. Tai buvo ir aš manau, kad labai daugam tai buvo atsiverti savo ten tą egzaminą ir matai, kokios yra temos ir tiesiog nežinai, ką rašyti. Aš kažkur apie 20 minučių galvojau ir tiesiog jum buvo mintys, kad man viskas šakės ir tada dar apsisukau, apžvelgiau klasę ir matau, kad visi rašo ir tada mintys tokios, kad visi žino, tik ne aš. Tai nėra žinių trūkumas, o tai yra stresas, tai jeigu taip pasijusi rytoj, žinok, kad tai yra visiškai normalu ir geriau jau ilgiau pasidėti, apmąstyti, ką tu rašysi tam savo rašinyje ir tada pradėti rašyti. Bet dar noriu paminėti, kad laikas yra žiauriai svarbus, būtinai sek jį. Žinau vieną merginą, kuri mokėsi vien 10-ukais, ten mokslas buvo visas gyvenimas ir jinai tiesiog nespėjo savo rašinio perrašyti į tą švarraštį. Regitra ir lietuvių egzaminas turbūt buvo tos 2 dienos, kur patyriau daugiausia streso savo gyvenime. Todėl vakarą prieš aš jau siūlyčiau nesimokyti naujų dalykų, o tiesiog kartotis tą išmoktą medžiagą, nebent kokius kelis ten minimalius dalykus naujus sužinai, tai tada jau įsimink juos. Tarkim, geriau per Astrą jai paklausyk kokių nors podcastų, kai kažką veiki šiandien, nei kad užkrauti savo smegenis ir dar patirti daugiau streso. Ir patarimas po egzamino neik su draugais lygintis darbų. Su draugais taip darėm ir labai daug nepataikėm. Vienam sakėm darbui, kad bus blogai, gavo virš 95 balų. Sakėm gerai, o buvo ne taip gal gerai. Todėl draugai nėra egzaminuotojai, tai geriau net nesinervuoti. Tiesiog noriu pasakyti, kad VBA tikrai nėra pasaulio pabaiga. Jeigu tau nepasisekė, tu visada gali perlaikyti kitais metais ar dar kitais. Tai nėra jokia gėda. Tau tiesiog šios temos buvo per sunkios arba buvo ne ta diena.